Šiandien, kovo 22 dieną, atvykome į LRT tarybos posėdį, kuriame turėjo būti svarstomas piliečių iniciatyvinės grupės prašymas LRT, tos grupės, kurie renka 50 000 parašų dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimų, priimtų pernai lapkričio 26 pripažinimo negaliojančiomis. Praėjusiame posėdėje vasario 23 LRT tarybos pirmininkas pasakė, kad tam klausimui nebuvo taryba pasiruošusi ir jį svarstys šiandieną, šios dienos posėdėje. Klausimas yra dvejopas. Pirmas dalykas dėl to, kad vasario 9, pradedant mūsų parašų rinkimo akciją, LRT paskelbė tikrovės netitinkančią informaciją apie mūsų iniciatyvą. Paskelbta buvo tai, kad apie kažkokį mistinį pabėgėlių perkelimo įstatymą, kurio nėra, neegzistuoja, kad dėl jo tariamai mes renkame parašus. Ir mum eteris nebuvo suteiktas tą informaciją paneigti ir paaiškinti. O iš kitos pusės mes, kaip tos pilietinės iniciatyvos koordinatoriai, iniciatoriai, mes kreipėmės į LRT dėl šios akcijos nušvietimo LRT eteryje, tiek radio, tiek televizijos eteryje. Iki šiol atsakymo nesulaukėme ir todėl tikėjomės, kaip ir tarybos pirmininkas patvirtino, kad šis klausimas bus svarstomas šiandienos posėdėje. Posėdėje prasidėjus jam buvome išprašyti, nes generalinio direktoriaus Audriaus Arusevičiaus prašymu svarstant LRT veiklos ataskaitą Seimui bus svarstomas klausimas ir LRT sutarties su Gallup dėl apklausų tyrimo, kas yra komercinė paslaptis. Mano pastaba dėl to, kad valstybės mokamos lėšos tai nėra valstybės ar komercinė kažkokia paslaptis. Pirmininkas ignoravo ir mus išprašė. Vienas iš LRT tarybos narių yra kolega signataras Česlovas Juršėnas ir jo paprašiau, kaip tik mes jį girdime, paklausti, kada mūsų klausimas bus svarstomas ir jis mus koridoriuje informavo apie tai, kad klausimo nėra šiandien įtraukta į darbotvarkę. Bandysime grįžti ir vis tik paprašyti paaiškinti, kas čia vyksta ir jeigu po šios dienos įvykių dar Briuselyje nėra LRT vadovams ir LRT tarybai, aišku, kad tai yra klausimas labai aktualus ir Lietuvai, tai nebeturiu ką komentuoti. Eurovizijos finalas buvo žiūrimas vietomis iki 40% auditorijos, tai yra beveik kas antras tuo metu įsijungęs televizorių žiūrėjo Eurovizijos finalą. Tikrai, labą dieną, tokio žiūrimo senai neturėjom ir Aldaras ten detaliau papasakos, bet... Prašau, gal kokių klausimų? Kas norėtų klausti dėl aktualijų? Nėra klausimų. Tada buvo pasiūlymas, kad pirmo klausimo antra dalis būtų svarstoma uždarame posėdėje, kadangi bus pateikta riboto naudojimo informacija. Ar turime balsuoti, ar galim bendrų sutarimu? Bendrų sutarimų. Čia jūsų pasiūlymas. Taip, ar yra prieštaraujančių? Ne. Nėra? Šitą posėdžio dalis uždara ir prašytume žiniasklaidą ir kitus svečius toliau pasidžiauti, kai bus vėl... Paklausti galima? Taip, prašau, paklauskite. Ačiū. Vienintelį argumentą dėl slaptumo aš išgirdau. Jeigu tai yra tai nėra kažkokios paslapties valstybės ar dar koks klausimas.
Tai yra komercinė paslaptis, yra nustatyta tvarkoje ir taryba priėmė sprendimą. Tai dėl sprendimo aš prašyčiau... Ne, jeigu leistumėt pabaigti klausimą. Ne, tai mes tiesiog bandžiau atsakyti jums. Aš dar nepasakiau. Tiesiog ačiū už jūsų pastangas, bet norėjau pirmą paklausti. Klausimas yra toks, jeigu tai yra sutartinis klausimas, kuris nėra joks valstybės paslaptis, tai yra valstybės pinigų naudojimo klausimas, tai jisai nėra, aš noriu tai atkreipti dėmesį. Jeigu dėl to jūs skelbėt uždarą posėdį, tada tokia valia. Ačiū už jūsų nuomonę, prašytume leisti mums posėdžiauti. Kai bus atviras klausimas, mes vėl pakviesime. Kada maždaug? Sunku sakyti iš tikrųjų. Ačiū. Įrašymo priemonės. Čia pasikeliam. Čia mūsų? Čia ne jūsų laiškas? Nebent būtų rimtesnė technika, labai menka. Menka? Kiekvieną atskirai. Jūs esate įpratę prie tų laikų, kad tarybinės mikroschemos pačios didžiausios pasaulyje. Tai palaukite, dabar jūsų klausimą šiandien nėra. Jam buvo pasakyta, kad ne, nes Zigmui Vaišvilai yra jau išsiųstas atsakymas tą papildomą raštą. Pirmojo posėdžio svarstymas. Ne pirmo posėdžio, to, kur mes kalbam apie, kur buvo pavėluota gauti ar panašiai. LRT tarybos pirmininkas turi teisę įpareigoti tarp posėdžių, šiuo atveju buvo įpareigota administracija, kad atsakytų jūsų laišką. Jis buvo išsiųstas, dabar bijau pasakyti, bet berods kovo 15 dieną. Ir jums, paaiškėjo, šiandien pasiaiškino, paštas nerado to adreso žmogaus, kad jums yra išsiųstas tas laiškas ir elektroniniu paštu. Taigi man skambino, paskui aš paskambinau tarybos sekretoriui, sakė ir jai skambino ir jinai tą patį pasakė, kad šiandien to klausimo nebus. Nes nėra naujo kažkokio gauto dokumento, mes į tuos jūsų gautus laiškus abu. Tai turinys koks yra? Ne, aš jums dabar net pasakosiu, koridoriui turime. Ne, tikrai aš dabar negaliu. Klausimas yra toks, tai visų pirma LRT radijas 60 minučių teisingą informaciją apie šitą aktualiją. Jeigu dar ir šiandien po įvykių Briuselėje, neaišku, kad tai yra aktualus klausimas. Taip, bet mes jums oficialiai atsakėme, suprantate, tai tikrai dabar aš nenoriu. Taip, o dabar... Pasakėt, kad bus šitas klausimas. Ne, aš nepasakiau, kad bus, mes tik pasakėm, kad atidėtas. O dėl šio, jeigu jūs norite dalyvauti šios dienos, jūsų klausimo nėra ir tai buvo vakar pasakyta, be abejo neoficialiai, telefonu ir nežinau, kaip tai galima, jūs sakot, turite įrašus. Aš turiu, kaip pasakyti, praeitą posėdį jūsų klausiu, kodėl dėl antro klausimo, dėl VK įregistruotos iniciatyvos. Dabar, kolega, taip, šita darbotvarkė prieš savaitę oficialiai yra paskelbta internete. Taip, ne, nesvarbu, šita darbotvarkė. Kitas dalykas, jūs šiandien dalyvavote atviroje posėdžio dalyje, kur buvo keltas klausimas dėl pasiūlymų, dėl darbotvarkės. Jūs pasiūlymų, pavyzdžiui, generalinis pasiūlė sukeisti klausimus vietom ir panašiai. Jūs tada nepasinaudojot galimybę pasiūlyti, įtraukti į darbotvarkę naują klausimą, dar papildomą klausimą, dėl ko taryba galbūt būtų balsavus, nusprendus ir panašiai, šito negaliu pasakyti. Aš labai abejoju, kad jis būtų įtrauktas, kadangi irgi yra nustatyta tvarka, kad turi būti
iki tam tikro laiko ten pateikti dalykai, reiškia dokumentai, ir mes tik tada juos svarstom. Tai yra maždaug savaitės arba 10 dienų posėdis. Bet svarbiausias, bet aš galiu pasakyti, dar kartą sakau, į abu jums raštus, jau čia dabar galbūt pašto problemos, gal kieno nors kito, bet mes turime pasirašytus, aš gal net paprašysiu sekretorės, galėsiu jums dabar juos paduoti, ten yra kovo 15 dienos datos. Taigi, į abu šitos raštus yra atsakyta, o naujų kažkokių paklausimų, prašymų ar panašiai, ta prasme pagrindo įtraukti į darbotvarkę mes neturėjome. Aš detalių nenoriu, man rūpė esmė, ar bus suteiktas eteris šitai. Ne, koridoriui mes tikrai šito negaliu jums atsakyti. Šiaip į daugelį klausimų mes jums jau praėjusį kartą atsakėme, pavyzdžiui, dėl to eterio, kad mes tikrai neskirstome eterio, galų gale praėjusią savaitę aš jūs mačiau savaitės laidoje. Jums eteris buvo suteiktas, aš nežinau. Suteiktas. Nes matot, 20 minučių išnekėjome, parodė paskutinį klausimą. Ne, tai žinote, aš mačiau ten kitą signatarą, kuris pareiškė, kad... Tai gal neaptarnėkim kitos. Ne, bet kažkas... Bet skamba truputį panašiai. Kalbėjau 22 minutės, 22 minučių niekada ir niekas neįdės. Žurnalistas turi teisę, jūs esate šaltinis. Taip, žurnalistas turi teisę. Taip, ir noriu atkreipti dėmesį dar į vieną dalyką, kad jau dabar mums bet kokį jūsų mėnesio ar 2 mėnesių senumo raštą būtų sunku šiandien, tarkim, svarstyti, kadangi yra pasikeitusi situacija. Jūs iš tikrųjų kalbėjote, tarkim, laidose ir mes nežinom, ką jūs ten kalbėjote, jums buvo suteiktas eteris, žodis ir panašiai, tai vadinasi kažkas jau yra įvykę, tai jau mes turėtume tirti tolimesnius. Ne tyrimas, yra raštiškas prašymas, svarstyti 2 klausimai. Dėl radio paskelbtos neteisingos informacijos, kad mes renkam 50 000 parašų, visai ne dėl to įstatymų, tai viena. Ir antras dalykas, suteikti eterį, nušviesti šią piliečių iniciatyvą. Tai dabar, kolega, nes iš tikrųjų, aš iš tikrųjų turiu grįžti. Kaip tarybos narys, tuo pirmininkas, jūs puikiai galite tai daryti. Ne, jokių būdų, nes... Jūs praėjusiam posėdėje pasakėte. Ne, jokių būdų, jau darbotvarkė yra patvirtinta, kaip jūs puikiai suprantate. Ir jinai nebus pakeista. Kitas dalykas, mes neturime... Ne, mes neturime pagrindo tam, nes nėra dokumento. Dabar, jeigu leisite, aš jums, jeigu rasiu, dabar paprašysiu sekretorės, kadangi niekaip nepavyksta, jūs negaunate to mūsų atsakymo, kuris kovo 15, tai dabar mes galime... Jūs atsakykite esmę, ar suteikti? Ne, mes tokių klausimų nesvarstėme. Praėjusį kartą mes kalbėjome apie tai, kad taryba nesutikinėja eterio. Nesuprantat, aš neprašau suteikti, aš kreipiuosi svarstyti, kodėl nesuteikti. Nes visuomenės informavimo įstatyme yra žurnalistų apsauga nuo persekiojimo, nuo spaudimo ir nuo kitų dalykų. Tai aš turiu galvoj, kad taryba irgi neturi ir negali kištis į žurnalistų laisvę, žodžio laisvę, jiems pasakydama, kad štai pas jūs ateina žmogus ir pašnekės 20 minučių. Tai yra neįmanomas dalykas. Gerai, aš jums atnešiu. Čia yra oficialus atsakymas. Jūsų prašymas vasario 23 dienos tarybos posėdėje nebuvo svarstymas, nes gautas per vėlai. Galiuostauja, kad negalim suteikti jūsų prašymo laiko iniciatyviniai grupiai, kadangi LRT televizijos radio programose yra suteikiamas laikas tik kandidatams į Seimą, savivaldybių tarybas bei referendumo iniciatyviniai grupiai ir jos oponentams tuos Respublikos Seimo rinkimų, savivaldybių tarybų rinkimų įstatymų, referendumo įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat jūs teigiate, kad vasario 9 LRT radio programai 60 minučių pristatant iniciatyvinę grupę buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija apie tai, kad ši grupė iniciatyvinė yra tariama dėl pabėgėlių įstatymą į Lietuvą perkėlimo įstatymą. Tuo tarpu tokio įstatymo iš vis nėra.
O iniciatyvinė grupė VRK įregistruota dėl 2015 m. lapkričio 26 įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo pripažinimo netekusių galios. Ir diskutuojant apie šią iniciatyvą, būtinai prašom pakviesti į LRT ne tik šios iniciatyvos oponentus, bet ir iniciatyvinės grupės narius. Remiantis aukščiausio teismo suformuota praktika, bylose dėl tikrovės netitinkančios informacijos paskelbimo iš asmens negalime reikalauti absoliutaus tikslumo, o paskleidęs duomenis asmuo neprivalo įrodyti visiško duomenų atitikimo tikrovei. Priminame, jog vasario 9 LRT radijo programoje 60 minučių dalyvavo ne tik iniciatyvinės grupės oponentas Seimo narys Paulauskas, bet ir jūs, iniciatyvinės grupės narys, ir turėjot galimybę pasisakyti jums rūpimais klausimais. Melas, niekas manęs į tą laidą nekvietė, paskambino telefonu, paklausė nuomonės. Girdėjau tik tai keletą paskutiniųjų eterio minučių. Akivaizdu, kad bijoma piliečių iniciatyvų, akivaizdu, kad nusirista iki žemo melo lygio. Apie tai ryt kalbėsime Seimo švietimo komitete, kur iškviestas ir LRT tarybos pirmininkas. Ir dėl šitų klausimų, ir dėl to, kad tarybos posėdžiui turi vadovauti tarybos pirmininkas, o ne LRT generalinis direktorius. Atsimenu praėjusio posėdžio pamokas. Tai nieko naujo LRT padangėje. Ačiū. Thank you.